Sveiki visi atvykę į satsangą. Jūs buvote laukiami. Šanti, šanti, šanti. Jūs esate absoliuti neribota, amžina, tobula sąmonė. Kūnas nėra realus, nes kai jūs atsukate į save dėmesį, jis dingsta. Kai jį savo dėmesį atitraukiate nuo išorinių pasaulio objektų ir atgręžiate į save. Ir tas dingimas, suvokimo savęs kaip kūno, jo kūnas nėra realus, nėra vien tik tuštuma, ten yra savęs žinios, ten yra dvasinės savęs žinios. Jūs kaip sąmonė esate virš galaktikų, visatų ir šio pasaulio. Jūs kaip sąmonė esate virš Saulių sistemų, visatų, galaktikų, žvaigždynų, multivisatų, multigalaktikų, visų planetų sistemų ir šio pasaulio. Visos jūsų mintis kyla iš jūsų pačių. Kaip iš šaltinio. Ir į tą šaltinį jūs turite susigrąžinti išvalytą ir nuramintą savo protą. Stebėtoje pastebėtą stebėjimo procesą, fokusuodami dėmesį į save. Bet stebėtojas, stebėjimo procesas ir pastebėta tiesiog iš tiesų kyla sąmonėje ir dingsta. Taigi, argi jie nėra tiesiog mintis? Jūs turite suvokti jų nerealumą. Tai ir yra
išorinės inquiry praktikos stebėjimas, stebėtojo tikslas suvokti, jog tas stebėtojas nėra realus. O vidinė inquiry yra, kada jūs fokusuojate dėmesį į save ir kada jūs suvokiate, jog jūs nesate realus, jog kūnas yra nerealus, toliau laikote dėmesį sufokusuotą į save, suvokiate stebėtojo nerealumą, stebėdami stebėtoją, toliau fokusuojate dėmesį save ir tada stebėtojas grįžta jums į jūsų dvasinę širdį. Jeigu toliau fokusuojate dėmesį į save, grįžta pastebėta ir stebėjimo procesas. Grįžta visos jūsų proto dalis. Jums jūsų dvasinė širdį ir pats protas. Protas yra aš ir tu. Ir argi protas yra realus? Toliau fokusuojant dėmesį į save, grįžta aš ir tu. Jeigu jie buvo suvokti tokie, kokie jie yra, kaip nerealūs. Tai ir yra susigrąžinimas proto į dvasinę širdį. Gali būti kita proto forma, nes protas turi skirtingas būsenas, kurios yra vienatvėje. Tai aš, tu, mes, jūs, jie, jos. Visa tai nėra realu ir turi grįžti jums į jūsų dvasinę širdį. Kada jie suvokti kaip nerealūs ir jums toliau fokusuojant dėmesį į save. Tai yra susigrąžinimas proto į dvasinę širdį. O jeigu jūs fokusuojate dėmesį į pasaulio objektus ir neatliekate dvasinės inquiry praktikos, tai yra tiesiog neįmanoma. Susigrąžinti visus minėtus aspektus į save. Tada jūs tampate proto vergais, o ne savininkais. Jūs kaip sąmonė esate virš absoliučiai visų kosminių objektų ir šio pasaulio. Todėl
Fokusuokite dėmesį į save ir suvokite, jog jūs nesate kūnas. O kai suvoksite, jog jūs nesate kūnas, jūs patirsite sąmonę ir dvasinės savęs žinias. Ankvari praktika yra dėmesio fokusacija tyrėjiška į save, norint išeiti iš kūniškos sampratos. Jeigu jūs sufokusavote dėmesį į save ir suvokėte, jog jūs nesate kūnas, jūs momentaliai patiriate sąmonę ir tada jums reikia atlikti tos sąmonės dvasinę savirealizaciją, sugrąžinti stebėtoją, stebėjimo procesą ir pastebėtą į save. Dėmesio fokusacija į save ir suvokiant, jog protas, aš, tu, mes, jūs, jie, jos nėra realus. Kai jūs suvokiate, jog jis nėra realus, jūs turite sufokusuoti dėmesį į save ir jie grįš jums į jūsų dvasinę širdį. Ir tada jūs tapsite proto savininkais, o ne proto vergais. Kitaip tariant, realizuosite sąmonę. Bet visi tie aš, tu, mes, jūs, jie, jos iš tiesų nėra realūs ir visų išvardintų dalykų šaknis yra aš, o tas aš nėra realus. Protas yra aš ir tu. Ir jie nėra realūs, jie tik atsiranda sąmonėje ir sąmonėje dingsta. Ir jūs turite pastebėti tą jų nerealumą, jog suvoktumėte tai, jog pasaulis nėra realus. Jeigu jūs pasiduodate aš ir tu realybei, jūs pasiduodate ir pasaulio realybei.